Sveiki, mes esame Saulius ir Ainis, kuriame versus viešai ir dokumentuojame viską, kaip tai darome. Šiandien video bus šiek tiek kitoks, darome Q&A, dėl to, kad labai sulaukėm daug klausimų, tai sugalvojame, kad viską reikia atsakyti vienu metu. Pirmas klausimas. Kaip Saulius toks natural esi content? Atsakymas, nuo vasaros filmuojam ir jau gal camera anxiety pabiškai dingsta. Jeigu ne viešumoje. Nežinau, jaučiu pradėsim nuo pat pradžių. Kaip padaryti, kad Sauliaus mažiau matyčiau TikTok'e? Sunku. Bet vienas iš tikslų šiais metais, kad manęs beveik nebeliktų tik tais startuperos, nes sutinku biški jau per daug. Net man pačiam jau biški užnisa reklamos pastoviai iškrentam. Pirmas klausimas, mūsų mėgstamiausias iš visų. O kodėl jūs nestudinat Unike? Nebūtų paprasčiau su baziniam žiniom, ar čia tipo iš patirties varat? Tai gal Ainis atsakys. Iš viso, ar mes baigėme universitetą? Tai visų pirma, aš esu baigęs kolegiją Vilniaus, kineziterapiją. Tai šiaip tai negalim sakyti, kad mes nebaigę esam kažkur, nes aš esu baigęs kolegiją, tai šiaip jau skaitosi, kad mes studinom. Ja, aš irgi studijavau praeitais metais Amerikoje, pabuvau 1 metus ir supratęs, kad čia yra ne man ir kad galiu tobulėti žymiai greičiau mokindamas pats iš namų, kursai, knygos ir taip toliau. Nusprendžiau, kad metas pakeisti gyvenimą aukštinkojom ir, kaip čia gražiai pasakys, išeiti iš universiteto, pasakyti viso gero. Bet šiaip mes nesakom, kad universitetas yra blogai. Jeigu jūs jau studijuojat, tai studijuokit, jeigu jums verslas jau ar kažkokie dalykai, kuriuos jūs uždirbat, jau jums universas trukdo tam, tai jo, gali ten kažką bandyti išstoti ar panašiai. Bet šiaip tais universitete tikrai gerų pažinčių gauti galima neiti į kariuomenę. Ir plus dar būna tėvai baudžia, kad reikia studijuoti kažką ar panašiai. Tai mes nesakom, kad reikia dabar imkit visi ir po 12 nieks nestokit, jeigu jau studijuojate, tai išstokit ir panašiai. Čia nėra blogas dalykas, tiesiog ten mum asmeniškai nebuvo taip, kad mes žinom, kad tenai tiek daug informacijos tikrai negausim. Ir darant tai tiesiogiai, bandant kurti websaitus, daryti kažką, parduoti kažką, kalbėti su žmonėm ir panašiai, labai daug sužinai tiesiog ir greičiau. Šiek tiek baisiau tai daryti, bet man atrodo tiesiog viskas greičiau gaunas. Ja, gatvės mokykla yra pati geriausia mokykla, mes ką pastebėjom. Ja, per praktiką išmoksti žymiai daugiau. Ir universitete jau ką, pavyzdžiui, mane mokino, daugelį dalykų aš jau žinau ir buvau su to susidūręs. Tai kažkaip prasmės ten likti nelabai buvo. Tai va, tai tikėkime atsakymą. Kitas kadras. Kitas klausimas. Rašo IDK VAIDK HU 2340. Sako, laba, patinka jūsų veikla ir palaikau jūsų projektą. Prisiminėt, kad reikėjo kešo, kai pradėjo tirpti pinigai, bet taip ir nepasakėte, iš kur tas kešas atsirado. Tai iš kur pas mus atsirado pinigai, Aini? Pas mane tai gal netokia įdomi istorija kaip pasauliu, bet man atrodo, kaip ir visi tikriausiai turėtų pradėti, bet nuo to ir pradėjau, kad dariau tai, ką mokėjau iš esmės, tai mes su kitu draugu, dar su Saulium mes tik sportuodom, nedirbdom kartu. Tai turėjau kitą draugą, su kuriuo tiesiog filmuodom ir montuodom savo malonumui. Tai pradėjom tiesiog galvom, kad o kodėl iš to neužsidirbus, tai pradėjom kaip ir tokį, nežinau, agency gal skaitosi, kad tiesiog pradėjom filmuoti viską, ką įmanoma. Tai visokias reklamas, muzikos klipus, vestuvės ir tiesiog montavimu užsiiminėjom. Tai čia buvo prieš 5-4 metus gal. Tai tiesiog mokyklai tai pradėjau daryti ir gavosi, kad visos vasaros buvo vestuvėm visokiam užimtos, o šiaip visokių daug reklamų, visokių renginių ir panašiai filmuodam. Tai labai šiaip neblogi ten valandiniai, nes brangus, reikia kameras, turėti dar kažką. Tiesa, brangus dalykai, bet visai neblogi valandiniai iš to ir galima iš to neblogai uždirbti. Tai aš tai dariau. Porą metų ar 2,5 padarėm tai ir tada jau pradėjom su Saulium po truputį daryti dalykus, tai va, aš pagrindė tai užsiminėjau. Žinoma, ten visokių papildomų buvo dalykų, bandyta ir nepadaryta, bet iš tenai atėjo galbūt pagrindiniai pinigai, sakykime. Aš pradėjau šiek tiek vėliau, man atrodo. Pas mane kaip pagrindė, tai aš visada bandžiau kažkaip suktis. Visada ar tai per skelbio pardavinėjau kažkokius ten šūdenkius, perpardavinėjau, ar bilietus perpardavinėjau, mašinytės kažkada tos egzamus irgi perpardavinėjau, bet su visko to ten nebuvo jokio pasyvumo ir labai daug nudegiau. Kažkokią skilą niekad neturėjau, aš tiesiog buvau sportininkas ir kažkaip gavosi, kad su sportu išvažiavau gyventi į Ameriką ir tenais pradėjau mokintis daug, hustlint, ten bandžiau ir pressure washing, viskas feilino ir tada kažkaip galiausiai atradau savo nišą, tai ir buvo tinklinis. Ir padariau tokį marketplace e-komercinį tinklininkams. Vaikams, juniorams, mes juos ten vadinam, tai kaip marketplace, kurie perpardavinėjo savo visus daiktus, nes ten labai būdavo populiaru kolekcionuoti juos ir taip toliau. Tai kažkaip radau problemą toj rinkoje nišoje ir padariau solutioną. Tai va, tai kažkaip ir gavosi ir tada po
10 mėnesių ten sugeneravom nemažai pajamų ir gausi taip, kad radom pirkėją ir tada pardavėm visą tą verslą. Ir tai leido ir paskatino, kad galiu gyventi iš savęs. Turėjau pinigų ir tada kažkaip ir ten buvo tas vienas pagrindinis argumentas tėvams, kodėl mečiau to universitetą. Tai va, tai kažkaip dar pabuvau pusę metų Unike ir grįžau į Lietuvą. Tai čia pardaviau prieš metus kažkur tą verslą. Nu ir dar šiaip galima gal pasakyti tai, kad per šitus dalykus mes labai per mano tas agents ar kaip čia pavadinti, nežinau, daug išmokom, kaip bendrauti su klientais, kaip rasti jų, kaip tiesiog dirbti tokį darbą su žmonėm, kaip nustatyti kainas, kaip pasidaryti visokius tokius outreachus ir panašiai. Ir kai Saulius ten darė, tai tiesiog tie visi website kūrimai, email marketingas, kaip rasti, nežinau, naujų žmonių, kaip parduoti, kaip kurti creatyvus, kaip conversion rates gerinti po to ir visą kitą, kaip vis daugiau ir daugiau parduoti ir po to galiausiai netgi kaip ir paexitint verslą ir kaip pardavinėti šitus dalykus, tai šitie mums žiauriai padėjo dabar, ką mes darom. Tai čia irgi, kad mes už to uždirbom ir cash'o ir dėl to galim dabar daryti verslus, bet iš to mums dabar paprasčiau ir daryti viską. Tai man atrodo, gal ne tiek, kad daugiau, bet tikriausiai, kad daugiau verta yra ta informacija, kurią mes gavom per tą. Gal čia irgi grįžtant prie praeito klausimo, dėl ko mums tie univerai gal ne tiek reikalingi, nes tiesiog per tai mes žiauriai daug sužinojom ir dėl to dabar galim kažką iš vis daryti ir pardavinėti toliau brandus ar e-komerciją kurti ir taip toliau. Tai va. Yeah. Tai realiai susibirinom labai didelį knowledge base, kur realiai net ir dabar viską nustodami, vis tiek turėtume labai daug klientų ir paprastai freelancindami, darydami jiems viskas paslaugas. Tiesiog norim kažką turėti savo ir kažkokį pastovumą, o ne dirbti kitiems. Tai va, kaip ir atsakymas. Ir tada Augustas Rimkėft 633 klausė, kokią kamerą naudojat filmuojant vidosus. Filmuojam viską su iPhone 15 Pro. Tai Pradžioj mes pirkom kamerą. Ir pradėjom su ją filmuoti, bet gavosi, kad ir failų dydžiai buvo belenkai per dideli ir gavosi, kad tiesiog tokia pat kokybė, bet netgi kartais, kai pridėdom vieną prie kito, būdavo kartais patogiau iPhone'as ir gavosi, kad keliaujant arba važiuojant kažkur paprasčiau yra dėtis telefoną ir prijungti mikrofonus paprasčiau ir panašiai. Tai ir plus iPhone 15 Pro yra insane kamera. Tai... Yeah. Tai žmonės, zero excuses, jeigu nori pradėti kažką filmuoti, mes visus reklaminius video filmuojam su iPhone'u ir tiesiog mikrofoną nusipirkom geresnį, kad būtų jums geriau žiūrėti. O šiaip tikrai jokių investicijų nereikia pradedami. Visi čia vis laik sako, oi, negaliu pradėti, reikės kamerą nusipirkti, visą kitą. Jo, kai mes darydavom profesionalius vestuvių filmuoti ir panašiai, žinoma, kamerų reikia ten 2000, 3000 panašiai. Kai tu tiesiog nori pradėti kelt YouTube'ą bet ką, tai bet kas literaliai gali kelt su bet kokiu telefonu, net ir telefone geri mikrofonai. Bet kaip Saulis sakė, mes norim, kad jūsų ausim būtų kartais maloniau, tai nusipirkom ir mikrofonus. Bet šiaip tikrai pigu, pradėkit ir neexcusinkit ir va šitą galite mamai rodyti klipą, kad mama, aš nepradedu kontento, nes man reikia kameros. Tai mama sakys, va, imk telefoną ir filmuok. Personal brandų kūrimas yra pats geriausias dalykas šiais laikais. Mes kažką kūkinam, kad jūs galėtumėt nusipirkti. Nesakyk. Klausimas. Rašyk lysit 878. Jau, labai įdomus ir informatyvus video. Minimalistinis, raw contentas, bet smagiai žiūris. Attention spam, net neturi tam įtakos. Šitoks komplimentas. O, ačiū. Gal galėtum parekomenduoti knygų, kurias perskaitai, kad gauti žinių apie verslo kūrimą? Vietoj ėjimo į universitetą, būtent kokią verslo šaką domitės, kaip kas. Knygos eini? Nemačiau šito. Yeah. Knygos šiaip žiauriai gera, jeigu tiesiog yra 4-hour work week, man atrodo. Šiaip jinai tokia, nebūtinai bus ten labai apie business ar kažką, bet tiesiog šiek tiek pakeist konceptą, kad tau nebūtina sėdėti, kažkokias nesąmonės daryti. Yeah. Tiesiog paskaitykit, tikrai gera knyga, arba bent jau kažką aprašymą. Psychology of Money, of course. Aš norėjau sakyti, kad jeigu step by step, jeigu nuo pradžių pradėtum, tai būtinai paskaitytum Psychology of Money, kad suprasti, kas yra pinigai. Ten paaiškina labai, kaip compound growth, kaip iš vis pinigai veikia, ekosistemų ir taip toliau. Geriausia knyga. Šiek tiek suprast, kaip pinigai veikia tiesiog. Ir tada antras aš siūlyčiau Atomic Habits. Žiauriai gera pasibilinti produktyvumą ir šiaip tiesiog pradėti dirbti. Man tas labai padėjo. Tada, obviously, Dale Carnegie klasika How to Win Friends and Influence People labiausiai įtakos padarė man su bendravimu, nes aš buvau labai karštas žmogus, man patikdavo rėkti, pykti su žmonėm, tai aš labai išmokau būti mellow ir suprast, kaip veikia žmonių psychology ir kaip su jais bendrauti, kad tu gautum to, ko nori.
Best knyga ever apie komunikaciją. Bet tada tokių tiesiog paskaičius knygų, nes ten yra ir Nine Figure Mindset, irgi tokia nebloga, kur tas knyga Darkšas, Think and Grow Rich, yra tokios geros kaip ir knygos, bet tada jau paskaitęs jų ten kažkiek pradėsi suprast ir, man atrodo, rasit kažkokią šiek tiek sritį, kur labiau jūs norėsit daryti. Tai tada yra, mums labai irgi, matau, patinka Alex Hormozio knygos. 100 million dollar offers ir leads. Tai offers tiesiog labai gera knyga, kad, tiesiog tau bet ką, jeigu, tipo, verslas yra, kad tu kažką parduodi. Tai tam, kad parduoti reikės gerą offerį turėti. Tai čia labai gera tokia irgi į pradžią, kur, tipo, ką tau reikia daryti, kažkaip offerį sugalvoti kažkokį. Tai labai irgi įveda į tai tą verslo pasaulį, kad tau kažką reikės mąstyti su tuo. Ir tada jo antra knyga su 100 million dollar leads. Tai irgi tiesiog rodo, kaip ras žmonių, kuriem parduoti. Tai realiai, jeigu nori šiaip pradėti šitas dvi, galima perskaityti ir kažką bandyti parduoti. Ja, šiaip realiai. Ir paskui ten Momtest. Bet šiaip mes vis skaitom knygų ir kadangi naujienlaiškį greit paleisim, tai tenai bus tikriausiai kas mėnesį ar kas, gal nežinau, ketvirtį. Parodysim tiesiog, kokias knygas skaitom ir gal šiek tiek ar aprašysim jas arba dėl ko, kur jas skaityti. Tai gal tokį padarysim irgi. Tai jeigu ką, šiaip galit nueiti startup.lt. Jo, ir tada pabaigti klausimą, kad gauti žinių apie verslo kūrimą vietoj įmonių universitetą, būtent kokią verslo šaką domitės. Kokią verslo šaką mes domimės, tai mums viskas patinka. Mes ką tik kalbėjom, kad mes labai džiaugiamės, kad mes nepradėjome nuo kažkokių tenais dropshippinimų, nuo tų verslų, kur ten yra quick cash grabas, ten coinai, kripto ir taip toliau. O mes realiai pradėjome nuo pat nulio, supratom, kaip veikia verslas, kaip reikia parduoti žmogui ir tos pačius labiausiai basic skills, bet be kurių tu nepadarytum verslą. Tai realiai mes domimės viskuo, dabar labiau fokusuojamės į e-commerce, nes ten matome daugiausiai potencialą. Jo. Darėm ir programėlės, startupus, bet, kaip vienas iš ryklių pasakė, kad prileidė ten steroidus ten žmonėm ir viskai kaip. Tada Seskienas prašė, nes aš suprantu angliškų žodžių įterpimą ir iš dalies viskas o, kad atsiranda keistų vietų, kai vietoj patikimumą sakai trust, tada man reikia jau galvoti, ką čia turėjai galvoje ir gal tiesiog atsiprašau, aš tiesiog labai daug bandau būti cool kid ir daryti angliškus references. Gyvenai 3 metus Amerikoje, tai... Jo, ir tiesiog versle labai naudojam daug international terminus, bet pasitengsiu kalbėti daugiau lietuviškai. Nes sutinku, kad mano lietuvių kalba nėra labai pati geriausia. Deimantas Meledis paprašė, sveiki, idėja dokumentuoti verslą, man tikrai patiko, dėl to pradėjau sekti. Noriu labai pasirodyti piktas, tačiau gyvenimas labai prastas, vaizdo įrašuose nėra jokios aiškios struktūros, viskas atrodo kaip kratinys apie viską ir kartu apie nieką. 80% turintis sudaro kalbos apie tai, kad eisite sportuoti, valgyti, tiesiog bendrauti su klientais. Tai yra laiko žymos, bet jos absurdiškos, ruošiamas kalbėti, kalbame po kalbėjimo nieko konkretaus. Tai mes sutinkam su to, bet visiškai tiesa, žiūrovams jaučiu tikrai galėtume geriau pateikti visą turinį. Bet mes, kadėl pradėjom kurti šitą turinį, tai yra vien tik dėl, kad dokumentuoti ir po 5 metų mes galėtume pažiūrėti atgal, ką mes darėm, kokias klaidas darėm ir kaip mes iš to mokėmės. Realiai šitas kūrinys nėra, kad niekad nenorim būti iš to youtuberiais, bet dabar jau pradėjom galvoti, kaip daryti turinį įdomesnį, nes pamatėm, kad daug kam įdomu ir susitikėm kažkokios motyvacijos. Tai va, tai atsiprašom, ir tobulėjom. O šitas geras. Taigi, turiu klausimą. Kaip sekėsi mokykloje ir kokie buvo jūsų pažymiai? Drumroll. Man tai, mano istorija tokia, kad man iki gal 8 klasės tėvai visai spaudė mokytis ir kas aš šiaip labai dėkingas esu. Nes tada gausi, kad aš tiesiog labai gerai mokiausi pagal idėją. Čia nėra fleksinimas ar kažkas jeigu ką. Tai tiesiog man labai gerai sekėsi mokytis ir tada aš jau po 9 per daug ten nedėjau pastangų į namų darbus ar kažką. Tai aš tiesiog gerais pažymiais viską pabaigiau ir man buvo labai lengva. Tai vien dėl to aš 11-12 klasiai ir panašiai galėjau užsimti kažkuo verslu ar bandyti kažkaip užsidirbti ir panašiai, nes man nereikėjo dėti pastangų į mokslus. Tai man iš esmės geri buvo pažymiai, bet tai nereiškia, kad geri pažymiai lygų geras versle arba kad jeigu tu dropini out iš mokyklos, tai tada būsi geras versle. Nes čia ir geras pavyzdys, nes pas mus 50% yra Saulius, kur nebuvo ten labai super pažymiai ir tipo, jam reikėjo pasimokyti, bet jis Amerikai buvo tai lengviau. Ir tada buvau aš, kuris ten važiuodavau į olimpiadas matematikos ar fizikos ar kažko, bet nesimokydavau tam. Tai tiesiog yra skirtumas, bet nei ta pusė nereiškia, kad jūs kažką sugebėsit padaryti. Nes tie pažymiai, tai čia geriau galbūt įstosit į univerą arba jeigu gerai mokotės, nes daug mokotės, tai galbūt išmoksit mokytis. Tai gal tas pliusas bus. Tai
čia man to neaišku. Man pasakė, man visi tėvai labai teisingai sakydavo, kad mokykla yra skirta tam, kad neišmokti kažką, tiesiog išmokti mokintis gyvenime. Ir pas mane pažymiai tikrai aš olimpiadas nevažinėjau, aš buvau ties vidurių klasiai, niekada neskirdau daug laiko, bet aš labai mokėdavau gerai išsisukti. Man su tuo labai sekėsi, kad aš mokėdavau pabendrauti su ten mokytais, kažkaip susitart su jais. O paskui išvažiuoju Ameriką, tai jau buvo tikrai lengviau, nes tiesiog europiečiai labiau pažengė ten su tais mokslais. Tai va. Bet man labai patikdavo visokie šokiai, dailės, kažkada ir dainavimas patiko. Tai tokie labiau meniški dalykai, kur daugiau reikia dėti creativity. Tada rašo Gytis Stepo 382. Žmonės turi naujausius MacBookus ir perka kažkokį nereikalingą GD. Verta paminėti, kad iPad 10.9 22 metų šiais laikais naujas kainuoja 380 eurų už 400 plus eurų, ne vieno, du, jūs rimtai. Čia yra... Visų pirma, naujausi MacBookai, parodyk savo MacBooką. Nu, gerai. Ne, tai koks čia naujausias MacBookas? Su M1 čipu, senas jau kiek metų tu turi. Ok, antras MacBookas parodau, by the way. Geras MacBookas. Ja. Ok, nice. Naujausi šiaip MacBookai irgi, pažiūrėkite mano telefoną, SE2. Mes čia šiaip tai staupų žmonės esam. Ir Remarkable pirkom, nes mums ne iPad'o reikėjo. iPad'as mums tinka telefonai, kompus turim ir panašiai. Mums reikėjo pakeisti notebookus. Mes daug tiesiog rašydavom ant popieriaus ir mums tiesiog tas šiek tiek ir užknisdavo, bet ir labai daug tiesiog tokių dalykų. O čia žymiai paprasčiau ir galim ir skaityti tuo pačiu metu ir žymėtis ir mes jau kiek virš mėnesio turime, ne? Ar apie mėnesį. Ir mes realiai naudojam kiekvieną dieną su Saulim šitą daiktą ir labai geras ir tai atsiprašom, kad naudojam savo pinigus tam, kas mums patinka. Jo, ir dar reikia paminėti, kad 3 mėnesius jau dvejojam dėl šitą pirkimą ir aš net savo pasakau, aš nusipirksiu notebooką ir jeigu aš jį naudosiu kiekvieną dieną, aš rodysiu savo, kad man reikia šito notebooką. Aš visada prieš pirkdamas kažką panaudoju kažkokią alternatyvą pigesnį, kad įrodysiu savo, kad investuoti pinigus. Ir šitas daiktas 100 dienų grąžinimo garantija, tai jeigu mes nebenaudotume po mėnesio ar 2 ar 3, tai mes galėtume grąžinti ir pinigus susigrąžinti. Tai va, mes neturime jau jokio linko šitam dalykui, bet jeigu Remarkable žiūrit mus, sponsor. Mes priimsim sponsorą. Tai va, ir po šito video prasidėjo hate komentarai, tai ačiū labai dėl to, kad tai reiškia, kad mes kažką pagaliau gerai pradėjom daryti, nes buvo per daug supporto. Mes apie 6 mėnesius, kol keliam kontentą ir kol norėjom ar Instagram ar kažkur, visą laiką sakydom su Saulium, kur kažkaip biškai keisto, kad mūsų nieks neheitina ir kodėl nieks neheitina. Tai va, tai pradėjo kažkas po truputį rašyti, tai mes iš tikrųjų apsidžiaugiam. Ja, bet labai mylim mūsų sportorių, vis geriausių. Apglėpk parašė, ofisai, iPhone, telefonai, MacBook. Jo, čia šitas žiaurus. Tas labai ilgas. Šiaip šitas žiauriai gražiai buvo parašytas, bet ten daug labai buvo tokio, sakau, kažką galėsim susitikti, pabendrauti, suprasti, mes paprasčiausiai žmonės pasaulyje. Šiaip tais, kelionės, jeigu ką, labai faini kadrai yra iš Sauliaus kelionių, bet šiaip jums paaiškinimas irgi buvo, jeigu praeitas žiūrėjot video, tai ta kelionė buvo tiesiog su jo šeima, šiaip jau jis važiavo atostogauti turėjo, bet jis pasiėmė kompus ir panašiai tam, kad dirbtų, nors turėjo visai atostogauti. Tai čia jau buvo dalykas, kad tiesiog buvo atostogos, bet jisai pradirbo. Ir dabar kadrus, kuriuos beje matysit, nes Saulis dabar Lietuvoje, kaip matote, čia sėdi, bet jau rytoj jis išvažiuoja, po to grįž, bet po to vėl išvažiuos. Tai tenai bus jau labai gražių kadrų, tenai pamatysit, tenai galėsit žiūrėti ir grožėtis, bet esmė yra, kad jis ten važiuoja dirbti, taip kad čia nėra tam, kad ir mes neturim čia iš kažkur, nežinau, tėvų ar kažkokių pinigų, kur mes galim naudoti juos, mes turim iš savo užsidirbtų pinigų kažkur, kuriuos naudojam. Tai čia irgi toksai, kad mes šiaip tikrai nespendi žmonės ir nemėgstam leisti ant taip pinigų ir va. Mane Amerikai vadindavo didžiausių skupų. Man viską sakydavo, einam valgyti kažkur, matau, tos $20 išleistam kažkokią burgerą, man žiauriai gaila būdavo. Tai manęs net paskui nebekviesdavo, nes tai biškai gaila pasidarė. Tai jo. O dar paminėsiu, kad aš, pavyzdžiui, važiuosim dabar mėnesį į Graikiją, tai man ten nuoma kainuos pigiau negu Vilniui nuomotis kažką. Tai jeigu kas galvoja, kad keliavimas yra labai brangu, tai tikrai ne. Galima rasti labai pigių variantų, jeigu nevarai keliauti, nežinau, į Šri Lankas ir taip toliau. Tiesiog reikia turėti galimybę tam, palankės sąlygas. Per kokią programą kurite website'us, tai Shopify, kažkas rašė, kodėl naudojate WooCommerce, tai mes naudojam Shopify, nežinau iš kur sužinojo, kad mes naudojam WooCommerce. Mes esame labai dideli Shopify supporteriai, bandėm dirbti su WordPressu, sorry, not for us. Mes iš WordPresso perdarinėjom
website Jo. Shopify, tai gal dėl to kažkas taip sakė. Ai, Bet esmė yra, kad mes Shopify all the way, jo šiek tiek brangiau kaip ir palaikyti gal, bet paprasčiau ir geriau ir maloniau gaunasi. WordPress'as biškai sunku, kad ten ir complicated ten būna dalykų, kur nelabai reikia ten tiesiog, kam jie taip daro, nežinau. John 9536 klausia, kokia jūsų kuriama vertė? Kaip į tokį klausimą atsakyti? Mūsų kuriama vertė. Ai, žinau. Jo, aš irgi. Ai, nu tai tu pasakyk. Tai tu pasakyk, tu Ne, gražiau tai kalbėjai. gerai. Ne, tai tu. Mūsų kuriama vertė yra tokia, kad mes patys visą laiką galvodom irgi, kaip pradėti verslus ir panašiai. Ir nedaug kas galbūt rodo, kaip dar kažką pradėti. Daug yra visokių, kaip dropshipping, kaip dar kažką padaryti, kaip šitus dalykus tokius. Bet mes daugiau jau išsigryninę esam, kad mes darom ten e-komerciją. Ir tai nėra tik tais dropshippingas ir mes neužsiminėjom tuo. Bet mes tiesiog turime daug patirties, sakau, kalbant su klientais, kuriant websaitus, didinant conversionus, kuriant daug kontento, reklamas, kaip padaryti geras, kaip leis geras reklamas, kaip selint, kaip gauti iš esmės pinigų ir kaip kurt brandus. Tai mūsų vertė yra tokia, kad mes bandome tuo dalintis ir jūs galite tai matyti ir tikėkime, kad mes galėsim po truputį padėti jums su tuo. Ir kai jūs klausėt, mes bandysim atsakyti ir jūs galbūt, mūsų tikslas yra toksai, kad mes patys matytume savo kelionę po 5 metų, po 10 metų, kad mes galėtume žiūrėti atgal ir matyti, kaip čia viskas vyksta, bet tuo pačiu padėti kuo daugiau jums, jeigu jums kyla kažkokių klausimų, ar tiesiog mums įmanoma palengvinti jūsų kelionę verslo, tai būtų žiauriai fainai. Nes taip mes susirandam daug pažįstamų, daug draugų ir bus žymiai kiečiau, kai jūs irgi užsidirbat pinigų ir mes užsidirbam pinigų ir mes galime bendradarbiauti. Prašo Vilius, būtų smagu pamatyti, išgirsti daugiau tipsų Shopify, social media ir taip toliau. Kaip darote market researchą, kaip išmokite Shopify naudojimo pradžios, kas galbūt labai palengvina darbą, kaip kurite socialinę mediją kontento planą ir kaip kurite patį kontentą. Tai dabar čia realiai reikėtų visą atskirą video, kad pasakyti, kaip mes tai darom, bet mes, kadangi sulaukime kiekvieną dieną tokius klausimus, labai daug klausimų apie kaip jūs viską darot. Mes jau kokius, nuo pat, kai pradėjom su Saulium dirbti kartu, mes jau pradėjom tiesiog kurti į vienus failus, tiesiog viską, ką mes žinom. Tai iš esmės su kontentu viską, ką mes žinom, mes kuriam atskirą visą failą, viską, ką mes žinom su websaitais, mes kuriam atskirą failą, viską, ką mes žinom su email marketing, su dar kažkom tenai, visus tiesiog dalykus, ką mes žinom, market research, kaip produktus rasti ir panašiai, mes vis kuriam viską į atskirus failus ir dabar jau porą savaičių bėgi, kaip Saulis sako, į juos mes sudėsime gražiai ir į tokį gerą galbūt ir bundle ir į tiesiog tokius malonius failus, kurie bus prieinami jums visiems. Tai bus paleisti startupiorai.lt. Tai startupiorai.lt, mūsų tiesiog pavadinimas .lt. Ir tenai bus tiesiog galimybė nusipirkti paprastus tiesiog dalykus, tokius kaip, nežinau, website'o template'us ar tiesiog kaip kurt kontentą. Bus visas padarytas, čia nėra kažkokie ar labai kursai ar kažkas, bet tiesiog paprasti dalykai, kad jum praskipint 10 žingsnių ir reikėtų pačiam mokytis, jeigu jūs tiesiog turit keletą eurų vietoj to, kad mokytumėtės keletą valandų, tiesiog galėtumėt sumokėti ir iš karto turėsit visus tiesiog step by step, kaip viską padaryti. Viską, ką mes naudojame savo brandus, mes tiesiog ten viską įdėsim, visą mūsų knowledge ir net website bus panašus. Ir ką mes supratome, per daug metų dirbam, kad yra žymiai geriau kartais pasisamdyti, šiuo atveju nusipirkti kažkokį kursą, negu pačiam eiti mokintis viską nuo nulio, nes tau iš karto you'll be on the right track, taip sako, ne? Ir čia visi, aš žinau, kad jau iš karto pareina komentarai, tai mes jų laukiam vis tiek, bet bus toksai, o čia jie kursus pardavinėja, kodėl jie patys nedaro dalykų ir taip užsidirba. Tai mes iš to užsidirbam, bet tie kursai, žinoma, mes vis tiek verslininkai, tai aišku, mums vis tiek reikia iš to užsidirbti, dėl to, kad mes įdėjom, mūsų žinios yra, tai aišku, kad mes iš žinių irgi norėsim užsidirbti. Bet tai nėra tik tai tam dalykas. Mes kai pradėjom, mes pirkom website'ų template'us, kad mums nereikėtų patiems daryti, kol neišmokom patys po to daryti. Mes pirkom kaip kontentą kurt, mes patys tiesiog mokėmės labai ilgai ir gavosi, kad tiesiog visą tą patirtį, kurią mes turime, mes galim ją sudėti. Ir dabar, kai tai įmanoma bus tiesiog nusipirkti ir jūs žinot, kad tai tiesiog veikia, website'ai, kurie konvertina iš tikrųjų, kur yra geri conversion rate ir kodėl jie ten yra padaryti, kaip juos setupint, tiesiog tai bus tiesiog žymiai paprasčiau. Tai visi, kurie rašysit komentarus, mes žinom, kad jūs nepirksit, tai galite ir nerašyti komentaro, nes tiesiog, kol parašysit, tai jo, ne jums parduodam. Bet tie, kurie iš tikrųjų norės kažką daryti, tai ir su e-komercija ar ten su dropshippingu daug kas norės pradėti daryti, tai visi šitie dalykai tiesiog padės tam labai. Tai jeigu tai nori daryti, mūsų daug kas klausinėja, tai mes galvojam, kodėlgi mes tiesiog neduodant tos informacijos. Tai daug ką duosim ir aišku nemokamai, ten bus tiesiog papildomų dalykų, kurie tikrai bus netokie brangus, kaip jūs įsivaizduojat.
Tai va, tai galėsit nueiti ir pačekinti. Mums dažnai labai daug jaunimo rašo, klausia, kaip ką daryti, tai mes tą atsakom, tai galite rašyti drąsiai, tiesiog dažnai vis tiek atsiranda, ne visą tam laiko yra, tai mes pavom tiesiog viską sukišime į vieną vietą ir pasiūlymsim jums. Sekantis klausimas, Jacob O'Beer. Tai mes kaip ir atsakėm šitą klausimą, bet jis tokį biškį mandresnį padarė. Vienas klausimas, ar esate baigę universitetus? Kaip sekės mokykloje ir geri pažymiai būdavo, nes man vis tėvai kartojo, kad jei gerai mokysies ir baigsi universitetą, gausi gerą darbą. Ir uždirbsi pinigų, bet manęs kažkaip netrauko toksai kelias. Ir labai norėčiau kurti savo verslą ir gyventi labiau laisviau. Kokia jūsų nuomonė apie tai? Čia ne mes, o kažkoks kitas žmogus. Pinigų reiks visuomet, ar verslą kūrimą ir investuoti į save ir panašiai. Todėl pirmą pradėčiau nuo darbo bei išsilavinimo. Niekad nepakenks išsilavinimas, blogiausiu atveju nepaėjus verslui turėsi planą B. Dirbi paprastą darbą tol, kol verslas pradeda uždirbti tiek, kiek iš samdomo darbo. Toliau jis rašo. Dėl išsilavinimo reikia rimtai pagalvoti, ko nors ir koks planas. PVZ mano baiginėjo elektrą 10 mėnesių kursas, su kuriuo galėsiu dirbti užsienį už gan nemažus pinigus arba grįžęs galėsiu susipirkti įrankius ir dirbti ant savęs. Uždirbtus pinigus galėsi investuoti kiek į save, knygos kursai, tiek verslai, jeigu rinksiuosi su paid ads, taip toliau. Ainis tikrai gali pasakyti, kad čia žymiai geresnis būdas, mažiau rizikos. Ir šiaip tikriausiai tai yra protingiausias būdas ir toksai pats paprasčiausias būdas, kaip pradėti verslą, yra toksai, kad tu pradedi kažką tiesiog dirbi, turi pinigų ir tada po truputį pradedi freelancint ar kažkokius dalykus daryti on the side, tol kol jie tampa arba tokio pat dydžio arba didesni netgi negu tavo darbas ir tada tu išeini iš darbo ir pradedi daryti tą reikalą. Tai čia, tikrai paprasčiausias būdas. Mes iš esmės taip pat pradėjom tiesiog, jeigu tu pradedi mokykloje, tai tau nereikės, darbo tau nereikia, nes tave tėvai išlaiko. Tai tu gali tada pradėti freelancing, daryti kažką ir tada jau kai išeisi iš mokyklos galėsi dirbti ir, nebereikės eiti. Bet taip, tikrai aš tai sutinku, kad tiesiog jeigu tau ir tėvai sako, tu studijuok ir tu pats dar nieko nepradėjai, tai aišku, studijos ir ten kažkoks tai darbas bus tikriausiai paprastesnis kelias ir, galėsi gal ir į kariuomenę, nei dar kažkur, bet mes jeigu ką nesiūlom neiti į kariuomenę. Čia, kad mūsų nepagautų po to. Mes už kariuomenę, tikrai naudinga. Visiems kažkada reikės ginklų laikyti rankoje. Tai mes pasirinkom gyventi gyvenimą be plano B, pas mus yra tikrai planas A, nes jeigu turės planą B, dažniausiai planas A niekada tu jo neįgyvendinsi. Tai... Man taip sunku sakyti, nes aš kineziterapiją baigęs vis dėlto. Jo. Bet... čia mūsų tokia pasaulėje žiūra, dėl kad mes dabar, kai pasim šitus mėnesius nebuvo ten labai daug pinigų, mes beveik nieko ir neuždirbom. Tai gyvenamas labai minimumo ir tiesiog žinom, kad neinam čia nieko būžiai nedarom, o tiesiog fokusuojamės į darbą ir kai uždirbsim pinigus, tada galėsime biškai pakečint break. Tai va. Gerai, sekantis klausimas. MacBook'o ekranas maldauja būti nuvalytas. Sorry, aš žinau. Tai jau nusivalai. Ne, tai blogai buvo, aš atsiprašau. Ir dar vis nenusivalai? Aš nežinau, galiu. Bent jau taip nusivalyk. Man nusivalau ekraną. Minėjote, kad anksčiau dirba daugiau su dropshippingu, įdomu, kaip sekėsi, kas ne, atsirinkdavot produktus. Taip pat sakom, viską duosim visą šią informaciją su dropshippingu. Mes bandėme daryti kažkada, kai buvom labai jauni, bet visai sakėm labiau ties white labelinimu, daryti kažkokius rimtus D2C brandus. Ir mes praeitose video, čia tie, kas žiūrėjo nuo visų video, tai mes vienam video sakėm, kad bandysim organic dropshippingą padaryti ir panašiai. Tiesą pasakius, mes daugiau tiesiog bandėm, galbūt galvojom, kad video iš to padarysim, kad ten, pavyzdžiui, savaitę ar 2 savaites pabandom ir pasižiūrim rezultatus, bet irgi tiesiog pamatėm, kad tiesiog buvo daugiau darbų, mums tikrai užsiminė darbais negu daryti organic dropshipping. Tai mes taip šiek tiek ir nepasibandėm. Tai, ir mums nelabai patinka tas modelis. Verslo modelis. Mes tiesiog... Vertės visiškai nesukelia. Bet visiems siūlau daryti, kad, ten gali realiai pinigų užsidirbti. Ir dropshippingas, čia nėra kažkoks tipo verslas, kurį turi. Dropshippingas yra siuntimo būdas. Daug kas dropshippina. Pigų LT dropshippina. Tai yra tiesiog, kai, tarkim, aš užsakau mašiną tenais iš Audi, jie užsako iš Tekė ir tada siunčia man. Čia yra dropshippinimas. Taip pat, tu tiesiog turi tarpininkų siuntėjus. Tai labai daug didelių brandų dropshippina. Tai yra tiesiog siuntimo būdas. Tik patiksliu. Nes mane dažnai dropshipperių vadina. Tai, tik sakau. Būtų įdomu apie ad setupą. Tai vėlgi bus. Ir dar mes nepasakėm tiekėjai. Daug klausimų gavom labai, šiaip tais, čia gal net dažniausias klausimas yra iš kur gaunat produktus, dėl to, kad kaip visi žinot tie, kurie bandėt ar dropshippint ar kažką būtent šitą modelį, ne verslą patį, tai daug kas einat į visokius AliExpressus arba ten YouTube'ai pamato ten DSers, nežinau, ar dar kažkur tenai nueiti į Auto DS ar dar kažkur ir rasti ten tuos ir tenai jie visą laiką žiauriai ilgai shipina, kokybė žiauriai lieva būna ir panašiai, tai tenai nebent padaryti tokį, kur lievas produktas ir tiesiog parduodi, arba tie, kurie jau bandėt kažkokį savo brandą kurt,
arba norėtumėt bandyti ir ieškot kažkokių tiekėjų, tai mes labai daug gaunam klausimų dėl to, kad Kinijoje labai sunku yra rasti gerus tiekėjus ir jie yra labai nepatikimi, jie atsiunčia labai blogos kokybės, su jais neįmanoma susitarti, nes jie šiaip nemoka angliškai, tenai kalbi per tarpininkų ir jie ne visai, kad jūs tą, ką tu nori, gali prarasti pinigų ir gali būti kokybė lieva ir tada tavo klientai pyks ir panašiai. Tai mes patys esam gan daug turim, tiesiog čia irgi mums pasisekė, gan daug turim gero networko, kuriame mums davė gerus kontaktus tiesiog agentų ir būtent manufacturerių, kurie gyvena Kinijoje ir mes galim su jais kalbėtis tiesiog ir jie turi gamyklas ir sandėlius ir viską. Tai tiesiog čia irgi vienas iš dalykų, ką mes padarysime savo tame startupeorai.lt irgi bus. Tiesiog kaip gauti gerus tiekėjus ir taip pat mes pridėsime tos numerius, kuriuos mes turim iš esmės. Tai tų tikrų patikimų, kurie kokybiškai, greitai, ne per brangiai padaro produktus ir atsiunčia čia pas mus į Lietuvą. Tai va, tai šitas irgi, jeigu tiesiog jums iš tikrųjų įdomu tiekėjai, o ne tiesiog AliExpress'as, Alibaba ir Made in China, tai galit irgi šitą pačekinti, nes čia tikrai žmonės šiaip labai didelius pinigus moka, kad žinotume tokius dalykus, tai mes šiek tiek pigiau padarysim. Tai... Didžiausia visa problema su supply chain'u Kinijai, kad agentas turi dar kitų 10 agentų, kad pasiekti realiai patį supplierį. Tai turint patikimus tiekėjus yra labai svarbu, jeigu nori scalinti brandą. Tai čia labai svarbi informacija. Va. Toliau, kaip ir klausė čia, kaip padėti su organic dropshippingu, kaip geriau jūsų gauti, nes yra pasirikę, tai irgi duosim visą šitą informaciją, bet greitai rezimuojant svarbiausia hookas ir daryti kažkokį viral contentą ir jeigu kažkas buvo praėję anksčiau, bandyti daryti tą patį. Jo, ir vienas pagrindinių gal dar patarimų yra tiesiog pradėti. Iš tikrųjų, čia kas jau sakė, jis jau daro, tai jis ten daro tos viewsus ar kažką, bet yra tiesiog daugiau šiek tiek pasistengti irgi gal vienas iš didesnių pasiūlymų, nes dažniausiai kaip kas daro tokių contentų, kur nori eiti viral, tiesiog paima kažkieno kito ir tiesiog įkelia. Tai mes turėsim visus tenai hookų sąrašus, viską kaip ten geriau padaryti, kaip gal ar kamerą padėti ar kažką ir kaip padaryti, kad geresnis audio būtų, nežinau, ir kaip tiesiog padaryti geresnius video, bet tiesiog bandykit daryti vis kažką keiskit ir nenustilinkit, bandykit kopijuoti, bet pakeiskit šiek tiek kažkokį dalyką ir jeigu jūs daugiau savo darbo įdėsit ir bandysit ir kažką po truputį keisit ir matysit, kad va, šitas gauna viral, bandau daugiau į tai eiti, tada kažkas kitas daugiau eina viral, tai tą daugiau bandau daryti, o neužsiklinkit, kad jūs viską žinot ir tai, ką jūs padarysit, eis viral. Taip niekada nebus, tai vat. Bet jeigu ten viską norėsit žinoti, tai irgi keista, bet mes laiką to pat parduodam. Jau beveik selinam. Jo. Tai klausimas buvo, ar reikia dėl produkto registravimo ir jo patentavimo ir dėl individualios veiklos. Tai realiai mes tą sakome, pradžioje yra pats svarbiausias dalykas yra testavimas ir niekada jums nereikia eiti užpatentuoti produktą. Čia jau visiškai 10 steps ahead. Kažkada bus... Patentas ten tiek užima laiko. Ir kažkada bus metas, kai jeigu kursite brandus, kai sukursite kažkokią unikalią idėją ir galėsite užpatentuoti, jo, čia viskas good su to. Bet pradžiai tiesiog, mes net individualios veiklos neturėjom. Kol nėra pardavimų, tai net nesiparinkite apie visokias ten mokesčius, tiesiog darykite, paeis, tada good. Tada jau čia yra gera problema to have. Tai jūs tiesiog einate, ieškote buhalterės. Mums dabar, pavyzdžiui, mes irgi dar buhalterės nesutvarkėm, dabar jau tvarkomės, nes pirmą kartą įmonę atsidarėm Lietuvoje, aš ne Lietuvoje dirbu, o to individualios veiklos dirbu. O su produktų patentavimu, tai tikrai to nereikia, nes sakau, 0,01% šansų, kad iš jūsų produktas dar nėra sukurtas. Čia šiaip realiai. Tikriausiai mažiau netgi. Bet net ir šiaip, jeigu jau ant tiek ten bus generational produktas kažkoks, tai vis tiek patentas ten keli metai gal net gali užtrukti. Tai kartais, aišku, tu gali ir trumpiau, bet tiesiog labai ilgas tikrai procesas. Tai jeigu čia bus kažkas tokio realiai crazy, kur jūs tenai sukūrėt kažką ten, nežinau, kad vandeniu bus varoma mašina, tai jo, tikrai tada reikia patentuoti, nes tikrai kažkas pastylins, bet kol jūs kūrėt podelius ir tušinukus, tai tikrai nereikia. Ir, čia no offense, bet nes kaip klišiai skambės, svarbiausias dalykas yra tiesiog pradėti. Realiai, eikit, darykit, bandykit parduoti, pamatysit, kad nėra taip lengva. Kai jau tada pavyksta, jau galima galvoti, ką toliau su šitų jūsų produktų reikia registruoti ar kažką. Mano mama kūrė brandus, labai gerus produktus, labai unikalius su darbo. Pusę metų užtruko, kol jį ten užpatentavo tą savo dalyką ir paskui, kai pradėjo pardavinėti, realiai viskas ėjo ant nulio ir paskui tiesiog nusprendė viską uždaryti, nes nemoka pardavinėti. Tai va, tai myliu mamą, atsiprašau. Bet parduosim kažkada, viskas gerai. Tai tiesiog eikite, darykite, siekite savo tikslų ir svajonių. Nežinau, ar mes turim daugiau klausimų. Tačiau bus kiek 30 minučių video. Dėjot iki čia, iki šito video dalies. Tai gali būti, kad galbūt netgi jums iš tikrųjų įdomu yra daryti savo verslą.
Tai jeigu jums įdomu tai yra, galite visą laiką mums parašyti, mes atsakysim tikrai į klausimus, kiek galim ir galėsim netgi pasiskambinti. Mes su kai žmonėmis esam pasiskambinę ir tiesiog mes pasikalbam, galbūt jūs ten turite kažkokių idėjų, dar kažką ir mes tiesiog arba padedam, arba mum irgi būna pasakoja žmonės kažką. Tai jeigu jūs iki čia žiūrėjot, tai tikrai galite nueiti į startup.lt. Mes čia nebandom, kad parduot, kad mes čia uždirbtume milijonus. Startup.lt dar nebus kažko pirkti, bet tenai tiesiog galėsite įrašyti savo e-mailą, kad jūs pirmieji gautumėt. Žinutę, kad jau pasileidom ir aš spėju, kad pirmieji mes tikrai padarysim nuolaidas. Taip. Tai viskas bus visą laiką viena, man atrodo, kaina. Tiesiog mes čia nedarysim nuolaidų, nes čia tiesiog iš tikrųjų digital geri produktai. Čia nebus kažkoksai kursai ir kažką mes sėlinam, kas tenais kainom ir mes čia kažką bandom parodyti. Mes tiesiog jas turėsim, kam bus įdomu, kas žino, kad nori, kad kažką geriau padaryti, galės nusipirkti. Tai tiesiog ten savo galite mailus įrašyti, nes tikrai šitas bus pirmadienį, aš tikiu. Ir viskas. Ir tenai nueikit. startup.lt, pasidarot, nes jeigu jau tiek ilgai žiūrėt, tai jūs jau crazy esate. Tai... Ir paprenumeruokit, nes vis tiek fainai matyti skaičiukas, kai kyla. Nors jūs stengiamės nepušinti, bet jeigu jau iki čia nuėjot, tie visi 3 žmonės, kurie žiūrit, tai aš manau, jie net ir jau pasubscribinė. Tai va, ačiū labai šiaip už žiūrėjimą. Smagu, kad realiai tiek klausimų gavom ir kad kažkokią naudą sukuriam. Niekad negalvom, kad taip iš viso bus, galvom, kad čia žiūrės 5 žmonės, mama, tėtis ir geriausi draugai. O čia jūsų jau tiek daug, labai daug realiai. Jeigu visi susidėti vieną kambarį, tai čia reikėtų kompensos. Tai va, ačiū. Ir jo, kitas video bus, mes vėl būsime atskiriose vietose, tai reikia kažkaip sugalvoti struktūrą, kaip mes filmuosime, kad būtų geriau žiūrėtis jums. Ir tai jo, tai tiek ir iki kitų kartų. Ir tik bidžiau.